Sveiki, Jonai, ačiū, kad atvykote į mūsų universiteto studiją. Dabar jūs esate Lietuvoje, nors mes Lietuvą su Skandinavijos valstybėm lyginame arba lygiuojamės į jas, jei ne kasdieną, tai bent kas mėnesį, o jūs matote vis tiek čia kažko, kas galbūt jums gera arba ką norite keisti. Tai kokie pagrindiniai dalykai dabar laiko jūs dar čia? Kas mane laiko Lietuvoje? Taip. Čia nuostabu gyventi, čia fantastika tiesiog. Čia gali daryti, ką nori, gali tapti, kuo nori. Tiesiog ir čia tiesiog įgyvendinti savo svajonės tiesiog. Čia, aš tai tą darau tiesiog. Čia labai patenkintas, labai laimingas. Nu, ne visada aišku, bet taip jau pakankamai. Imk ir veik, imk ir daryk. Kiek Lietuvo, kiek aplink Lietuvą. Ir nu, geresnių vietų pasaulyje gal ir yra, bet aš, nu, nežinau. Jūs atvyko čia maždaug prieš 30 metų, jei neklystu, pirmą kartą. Su pertraukom. Su pertraukom. Jo. Taip. Ir jūs sužavėjo Lietuvos istoriją? Visų pirma, mane žavėjo patys lietuviai. Aš nieko nežinojau. Čia vis tiek žmogus pakankamai atrodo protingas, bet ne, tiesiog Lietuvos nebuvo. Ir jaunas žmogus, kaip kartais sakau, kur dabar viskas paprasta Lietuva yra, prieš 25 metus su viršu nebuvo tos Lietuvos. Absoliučiai neegzistavo. Nu, mintise pas kažką buvo, be abejo, bet šiaip tai nebuvo. Ir tai yra kaip nepriklausoma valstybė. Ir tai tą reikia gerai suprasti. Aš perėjau, mačiau tą procesą, kur Lietuva pakyla iš niekur, atsirado ir susiformavo, kaip sakant. Ir be abejo, tai tada susijęs su istorija. Aš pradėjau domėtis tą istoriją įvairių laikotarpių ir kažkaip vis darosi vaizdas vis įdomesnis, tirštesnis, sudėtingesnis. Ir be abejo, siejasi su dabartim. Tai, oi, kur ką veikti iki galo. Čia. Jūs matėt mus lietuvius, labiau gal istorijoje, praeitį, kaip savotiškus didvyrius? Nesavotiškus, tiesiog didvyrius. Tiesioginė prasme. O dabar? Ar to yra didvyriškumo? Patriotiškumo mėse? Didvyriškumo jau daug. Tai mums sudėtinga. Tikrai sakau drąsiai, kad prieš 25 metus, nu jau beveik 30 metų jau gaunasi, lietuviai buvo man herojai. Aš atvykęs jaunas studentas, nu, romantikas, aišku, žiūriu, kad čia stoja, pekelia ranką prieš tą Maskvą, prieš tą baisybę, prieš tą monstrą. Tai nieks nežinojo, kuo čia baigsis. Kaip būtų. Nieks nežinojo, ar važiuos, tai tankiai nevažiuos. Nu, negalėjo žinot. Ir vis tiek žmonės padarė, pastovėjo ir sugebėjo tą visą daryti. Tai ne taip paprasta viskas. Ir dar giliau į istoriją žiūrint, į pokarį. Į 18 metų reikalus, dar giliau, į visokius, nu, sakykime, labai sudėtinga padėtis, kur tikrai istoriškai žiūrint ir kitaip, čia yra stebuklas, kad tokia Lietuva dar šiandien yra, egzistuoja iš viso. Labai lengva jaunam žmogui, bet ką, čia turiu, ką čia, važiuoju kažkur, čia bus, galiu pasirinkti. Tu negali pasirinkti, jeigu čia gyveni. Ir jaunas žmogus to, aišku, iki galo nesupranta. Yra suprantama irgi, kad nesupranta, bet, nu, tiesiog istorija lietuvėlė tave paims už uodegos. Bet gal tada anksčiau žmonės buvo labiau bendruomeniški ir labiau vieningi, nes, sakykime, dabar turim daug galimybių ir mes individualistai. Ir, sakykime, Ukrainoje buvo karas, prasidėjo, kuris tebesitęsia. Ir jis kaip ir arti, bet vis tiek nėra čia. Ir ar to susivienijimo pakanka, kuris kaip ir buvo kilęs gal, arba žiniasklaida buvo? Sakykime, lietuvis kaip tas baudžiavininkas partizanas, kuris pasakęs, kur labai pasipiktino kai kurie žmonės, kai kurie sako, kad iš tikrųjų taip yra. Tiesiog tas žmogus čia ne iki galo pagauna savo, nu, sakykime, valstybės, gal valstybingumo. Kada verkiant reikia, pagauna, taip yra, bet tuo atveju, kur reikia apibrėžti, apsispręsti, šiek tiek jau labiau valstybiškiau galvoti, žmonės to nenori, žmonės nori gerai gyventi. Suprantama vėlgi, bet tas gerai gyventi neateina iš niekur. Tas greiti pinigai, kažką užsidirbti, taip. Šit dar ne viskas. Tuo labiau rytų Europoje, kur taip viskas taip sudėtinga ir sugniuždinta ir susukta per laiką. Čia reikia biškiai pagalvoti, kaip valstybė, sakyčiau, taip žmogus. O žmonės čia mąsto kitaip. Mes matom savo vadinamus politikus, aš sakau vadinamus, nu, yra ten, aišku, ten įvairių žmonių, bet aš kartais galvoju taip, kodėl būtent šitie, nu, atsiprašant, nuliai, ten atsirado ten daug, tačiau, man matom, žmonės yra netikę ten, tokiem reikalam. Nu, mes matome vieną kartą, antrą kartą, trečią kartą, tų pavardžių yra daug. Tai daug, kodėl, kad kiti neina, kad tų
nulinių, loserių, aferistų bus visada, tuo labiau tokie šalyje. Bet kodėl jiems leidžiam reikštis? O kaip tai galima pakeisti, jeigu... Eiti tenai, stumti į šoną. Atsiprašau, aš galiu geriau. Labai paprasta. Nu, ne paprasta, nelengva, bet šiaip tai, nu ką čia, jeigu nori kažkiek, aš turiu padaryti, mes turim padaryti, niekas už mus net padarys. Bet yra tokia kaip ir skirtis. Tie žmonės, kurie, sakykime, valdo ir visuomenė ir dažnai žmogus galvoja, kad ką aš vienas padarysiu, ką aš galiu pakeisti. Čia yra psichologinis momentas, taip, čia yra įdiegta. Tu esi niekas arba ponas. Tu esi ponas arba niekas, grubiai tariant. Kad tu tas sakykime, normalus, kad žmogus, aš esu kažkas, aš galiu kažką padaryti. Čia su to reikia, sakykime, susidoroti. Tai yra, vėlgi, rytų Europos dilema, kai tiesiog yra įdiegtas šitas naratyvas, pavadinkim, tas pasakojimas, kad tu esi arba niekas, arba tu esi kažkoks ponas, kuris tikrai jau per savo žiaurumą ar per savo gudrumą ėjo į tą valdžią. Bet yra žmonės, kurie jau gimė laisvoje Lietuvoje. Taip. Tai naratyvas gyvas, ką jūs galvoja, kad čia pasikeičia taip greitai. Čia dabargi, ne, čia greitai nieko nesidaro. Čia per porą, sakykime, vienintelė vieta, kur tikrai manau, kad yra šiokia tokia problema, kad po 91 metų mes dabar gerai gyvensim, baigėsi visi karai, baigėsi visas baisybės. Nieko panašaus, bet kažkas žmonės nori to tikėti. O prisiminkim žmogų, apie kurį mes kalbėjom, Stefanija Ladigienė. Taip. Jūs man šiek tiek užsiminėt apie ją. Kodėl ta istorija svarbi? Kodėl mums turėtų būti svarbi? Imkim tokį žmogų. Stefanija Ladigienė ir jo šeima, be abejo, su įvairiais žmonėmis, toks įdomus atvejis nuo nepriklausomybės atgavimo, 18 metų, taip, ir prieš tai, aišku, per visą karą, per visą antrą pasaulinį karą, per pokarį ir toliau, kur tie žmonės, sakykime, taip, jinai iš viso yra, fenomenas, tiesiog stebuklas. Skaitykit jos istoriją, įsidomėkit, kas ten yra. Ten kalbant nuo iki tiesiog, apie visuomeninį veikimą, apie sugebėjimą, apie prabą tiesiog žmogaus. Ten, sakykime, pavyzdys, kaip paslėpė, būtent žydus per karą paslėpė. Kas tai padarė? Tai labai gražus žmogus. Ne šiaip sau, pokarį taip pat veikė. Ir ką kalbėti apie tai, kas buvo dar vėliau. Apie vyrą, apie Kazimierą Ladigą, kur iš tikrųjų išskirtinis žmogus. Aš jums papasakosiu vieną istoriją. Niekas apie tai nežino, tiesiog kažkur mes stebim. Kai Smetona pasidavė ir niekas nenorėjo priešintis, žmonės ėjo pas Ladigą ir prašė jo, ar tu gali perimti vadovavimą, ginti šalį. Jisai tiesiog dalyvauti atsisakė to daryti. Bet buvo žmonės, kurie norėjo tą daryti. Bet nebuvo vadų. Blogai. Bet tai viskas yra iš altruizmo, ar egzistuoja toks dalykas, kaip tiesiog visiškai be jokios naudos savo daryti dalykus? Ne, mes nieko nedarom visiškai be naudos savo. Aišku, nereikia kažkoks visiškai idėjinis idealistas, tas žus greitai. Turi būti savisaugis instinktas, išlikimo instinktas, taip toliau. Bet pagrindinis akcentas, aišku, turi būti altruizmas, be jokios abejonės. Jeigu kažką nori pakeisti, jeigu realiai nori kažką pakeisti, tu turi būti altruistas. Aš kalbu apie tą bendrą, nes kitaip, kaip, tau neapsimoka, ar apsimoka, ar mes tą girdėjom? Ne, neapsimoka dabar. Ar man aš apsimoka važiuoti kokią Ukrainą? Nelabai ten. Sveikatos, finansinė prasme, čia tikrai yra sudėtinga. Aš ėjau į asmeninį bankrotą ten porą kartų. Bet važiuoju. Bet kodėl? Dėl to, kad reikia, tiesiog. Aš gyvenu, aš negaliu kitaip. Ir aš galiu tą padaryti. Stiprus vyras, sugebantis pakankamai nedurnas, kaip tu negali to nedaryti? Nesuprantu tiesiog. Jūs turite savo žmonės, kurie jūs įkvėpia ir jūs lygiuojatės? Taip. O reikia kiekvienam tokį turėti jūsų nuomonę? Būtinai reikia pavyzdžių. Kodėl? Būtinai. Dėl to, kad tiesiog mes turim pas kažką orientuotis. Mes turim vis tiek imti kažkokius pavyzdžius, sakykime, kaip čia elgtis tame pasaulyje. Mes kurme pagal, kas yra tapatybė. Pasaulyje, kur mes gyvenam, pasaulyje, kur viskas tai pakankamai greitai sukasi, ten globalizacija, mes turim suprasti, kas mes esam. Tas, kas mes esam, turi labai daug įvairių sluoksnių.
Jeigu tu nori, kaip sakant, gyventi danguje ir tiesiog kurti turi, kuo jis vis tiek stovi žemėje. Konkrečia, tiesioginė prasme. Ir, sakykime, pasiimti būtent šitą turtą iš aplink esančių žmonių arba gyvų arba iš istorijos, tai yra pagal mane būtina sąlyga, kad tu galėtum tapti tikrų žmogumi. Tiesiog tuo labiau tokia šalyje kaip Lietuvoje, kur tikrai yra pakankamai sudėtinga su ta tapatybė. Kas mes esam, iš kur mes esam, kur mes eisim. Ir ten, sakykime, paimti tokių teigimų, kur yra jų labai daug praeitie ir žmonės kaip elgėsi tam tikrų situacijų, kokie jie buvo, kaip jie tiesiog nuo kietesnių veiksmų iki tokių minkštesnių, iki tokių tiesiog, sakykime, yra tas pavyzdys geras, jeigu imant ir simbolis galima, vytis. Vytis. Yra tai kitas simbolis, kur ta moteriškė, kur sėdi ir mokina vaikus skaityti. Jūs prisimenat turbūt tikrai tą Lukiškių konfliktą, kas ten turi būti. Tai, oi Dieve mano, aš važiuoju į karą, aš turiu vyti ant rankovės. Taip, važiuoju į karą. Tiesiog mes jau mes ten esam stebuklingi lietuviai. Jūs nesuprantaškime, mes važiuojam per blokpostus ten su savo reiškia, mikroautobusais, praleidžiu nieko, Litva. Žmonės ten žino, kas tai yra, kad jie tikrai padės. Ir aš einu pas vadus, Krims kariuomenė, vadas, brigados, bet ima tą ranką, manęs, duok man, dėt ant savęs, reiškia, žino, kas tai yra. Reiškia, čia yra labai stiprus dalykas. Ten kabina žmonės, tose apkasuose kabina mūsų vėliavas tiesiog. Mes norim pamatyti, kad jie su mumis. Eina į kitą pusę. Prašau, atsiunčia man per mešį, mes esam kitoj pusėje, jų pusėje. Ar galim kabinti jūsų vėliavą? Sakau, kad ne, gal šiandien, kitą kartą. Ir grįžtų šitą kažkokią žaidimo aikštelę, kur žmonės kažkaip, mes norim pastatyti, ne, negalim, oi, čia konkursas neteisingas, kažką. Ir matau, tai eilinį kažkokį kaimo lygio žaidimą, kažkokį kažkieno sugalvota, nesupras, kur gudrumas, kur durnumas, nesuprantu. Bet kodėl taip? Aš stoviu ir žiūriu, taip kažkaip. Ne, aš suprantu kodėl. Nes tiesiog, čia galima įvairiai, čia yra provincija, čia yra kaimas. Ir, sakykime, kaimo interesai vis tiek yra šiuo atveju stipresni, negu ten žmonės nesugeba, valdžia nesugeba pakankamai plačiai mąstyti. Žmonės irgi kažkaip pasiduoda visokiems tokiems, sakant, pirmyn, atgal, tuda, suda, sakant, į kairį, į dešinę. Iki šiol Stefanija Ladigienė, kur yra herojė Lietuvos, fantastiškas žmogus, vienas, tai yra daugiau tokių. Salomėja Nėris, kur yra ryškiai išdavikė, neturi mokyklą. Iki šiol. Ji negerai poetė, gera, negera, bet savo mokyklos centre, aš gyvenu prie tos mokyklos, dar turi. Kodėl? Netinkama tiesiog pagal mane. Dėl to, kad vis dėlto lietuvai, kur yra pasipriešinimo ir prisitaikymo, sakykime, pavyzdys viename, viskas viename, prisitaikyt ir biškai pasipriešinti, sakant, kaip visą laiką. Tik mes esam pilni baimių. Nepilni, bet tai pakankamai daug tos baimės. Iki kelio maždaug kažkur tikrai baimės daug. Ir pasiskaičiuoti, ar apsimoka, ar nereikia, ar jausti tos vėjus panašiai. Aš kažkaip, man tai sunku priimti, bet taip yra. Nes šie žmonės taip pripratę gyventi. Jūs sakote, turim turėti tuos žmonės, į kuriuos atsiremėm, į kuriuos lygiuojamės. Ir jūs dabar kalbėjote apie žmonės, kurių dabar nebėra iš istorijos. Ar yra dabar žmonių, pavyzdžiui, jauniems žmonėms, į ką mums lygiuotis? Ar į istoriją geriau, ar žiūrėti ir šiandien jau į kažką? Žiūrėk į save visų pirma. Visų pirma į save. Ką aš galiu padaryti? Tai yra vis dėlto, sakykime, jeigu pradėjai save žiūrėti su pasitikėjimu, kad aš galiu, tada tai pavyzdžiai. Nes tada, aš toks ir toks žmogus, aš galiu taip ir taip daryti, ir vis tiek aš visko nežinau, kaip į ką čia dabar lygiuotis. Aš, pavyzdžiui, keletą, man svarbiausių pavyzdžių asmeninių savo gyvenime buvo kai kurie mokytojai.
Kurie mane mokino ten, pavyzdžiui, mano vokiečių kalbos mokytojas iš visų žmonių buvo man tai grynas, geras, superinis pavyzdys, kaip reikia gyventi, kaip reikia veikti. Ir sakykime, tie žmonės dideli, maži, tiesiog atsiras pakeliui. Tai mes nežinau, o jie į ką dabar lygiuotis, o Jėzau, kur tas pavyzdys, kur tikrai, taip reikia, kaip mes dažnai darom, kur kažkoks ar politikas, kur žada kažką, arba koks nors ten žvaigždė, kas tas žodis visą man yra Lietuvos, toks labai jau bjaurus, bet, čia tas, anas. Gerai, bet žiūrėk visų pirma į save ir ką tu nori daryti, kur tu nori eiti. Ir tada tie pavyzdžiai atsiranda pakeliui. O ką manote apie tos protestus, jeigu juos taip galime pavadinti, kurie buvo vienas buvo dėl alkoholio įstatymo, o kitas buvo, kur žmonės susirinko. Dieve mano. Kaip jūs tai matot? Aš ėjau pro šalį alkoholikų protestą, kaip sakė, alkoholio protestą, kur jauni žmonės dainuoja, gražiai, kažkiek ten baba. Aš ką tik iš Ukrainos, tiesiog varėjau pro šalį. Ir žiūrėt, iš vienos pusės vėlgi, galima, gražu, daro kažką. Bet kur gylis? Gerai, jūs ėjote kažkokią aikštę ir padainavot, protestavom, negerai. Nieko visą pirmą nekeitė, nieko absoliučiai, jeigu taip jau kalbant apie kažkokį efektą. Visų antra, kitą dieną žmonės, padarėm eventą, padalyvavom, protestavom. Ar suprantate, kas yra socialinis protestas? Ar jūs suvokėt, ką tai reiškia eiti prieš esamą santvarką, mes norime kažką pakeisti, kiek reikia dėti pastangų, kiek reikia mąstyti, kiek reikia suformuoti šitą reikalą. Žmonės čia nenori to daryti, neapsimoka, tingiu, bijau, kažką. Čia gerokai įdomiau, prasmingiau kažką jau bandyti taip jau pasukti, pakeisti, stengtis kažkaip suformuoti, nes čia tu gali kurti, Lietuva nesuformuota iki galo. Čia tau ne kažkoks, nežinau, Londonas ar Stokholmas ar panašiai, kur pakankam viskas, ne, čia tu gali kurti, kur ta kūrybos, kur tas kaifas tiesiog. Lietuvoje. Tai jūs sakėt, jūs jaunimą ir gerbėt ir nelabai, tai nelabai dėl to, kad per mažai iniciatyvos. Ar kokį matot jaunimą? Per silpni žmonės, kai sakant, jaunimas yra per silpnas, ta prasme, kad reiškia, ten potencialas yra, viskas yra proto, turi, viskas yra gerai, tasme, bet kažkaip nepasitikė savimi. Ir tam net nepasitikėjimas savimi labai užgošia tiesiog. Tave, tiesiog žmonės, aišku, mato irgi tą tokį visuomenį, kur irgi ten duoda, irgi supras, kad tu esi pakankamai, nemanyk, kad tu kažkas. Bet tiesiog ir gal, sakykime, biški gal to būtent silpnumas tam, kad nenori stengtis. Pas mane daug aš tai dirbu su tavo studija, pas mane ateina jauni žmonės. Duokit man dabar kažką daryti, kurti, vadovauti, kažką. Tu palauk, tu daryk šitą darbelį, tiesiog daryk, kažkokį ten paprastą, po to pažiūrėsi tiesiog. Nes tu turi irgi sugebėti tiesiog dirbti juodą darbą. Tai yra pavyzdys. Tik per juodą, jis man, kad lengvai kažkas ateina, 15 minučių ten žinomumų ir panašiai, ten 50 minutes of fame. Jeigu mes to norime, gerai, tada žmonės stengiasi, biškai atrodyti gražiai, ten visos merginos nori būti lieknos. Aš matau tą visą Facebookinę, Twitterinę pasaulį, kur žmonės taip steda, visą pastengia šitą grožį, savo įvaizdį panašiai. Well. Jaunas žmogus nepagauna vidinio grožio jėgą, kaip sakant. Man tos fifkės visokios, jeigu kalbant grubiai šnekant apie tą visą, taip neįdomius. Ir tos Morozų irgi ten tą visą, taip neįdomu, tu turi juodą BMW, wow, šakis. Aš žiūriu labiau iš žmogų, tai seną kažkokią, nežinau, Volkswageniuką ir panašiai, bet kažką daro. Tiesiog, kam, kodėl dedama tiek pastangų būti šitą kažkokią įvaizdžių kūrimą? Aš suprantu, kodėl, aš suprantu, iš kur čia yra mes gyvenam tame pasaulyje. Bet nesuprantu, tiesiog, jeigu protingas žmogus, kam, čia yra tuštybė. Tiesiog. O iš kur pas jūs atsiranda tas noras išeiti, sakykime, iš komforto zonos, jeigu tokia dar yra? Nenoras, tiesiog yra būtina, tiesiog aš kartuoju. Kalbant apie tai, kad reikia, aš esu jaunas, pakankamai stiprus, pajėgus, protingas, sakyčiau, pakankamai, tiesiog plačiai mąstantis ir taip toliau žmogus. Aš gyvenu vietoje, kur yra pakankamai sudėtinga. Reikia padėti, reikia kažką daryti. Kaip nedaryti? Ar jūs turit baimių?
Tai aišku bijau. Tai aš esu, o Dieve mano. Aš esu buvęs tokiose vietose, kur tikrai buvo baisu. Tiesiog, kur visas gyvenimas tiesiog sukontroliuoja į vieną tašką tiesiog, nes tai yra taip baisu. Bet dar baisiau, pavyzdžiui, aš noriu būti prasmingas, aš noriu kažką daryti, aš noriu pakeisti kažką. Tiesiog dar baisiau. Tiesiog aš dar to bijau, dar labiau. Mes kalbėjome daug apie jaunimą. Jo. Tai dabar aš norėčiau ir skirti dėmesį savo auditorijai ir ar turėtumėt kokių klausimų mūsų svečiui? Tai toks jausmas, kad jūs esate labai, ne toks jausmas, bet iš tikrųjų esate veiklus, užsidegęs, bet tikriausiai kaip ir visiems kartais nesiseka. Taip. Ir įdomu, iš kur jūs tada semiate stiprybės ir nebijote, kad nepasiseks, ar iš tikėjimo, iš istorijos, šeimos, kas labiausiai jūs įkvėpė? Labai geras klausimas, kad nesiseks tai yra faktas, tiesiog mums visiems nesiseks gal net ir daugiau negu sekasi. Ir man nesisekė gyvenime pakankamai daug, blogi pasirinkimai ten, veiksmai netinkami, naivumas, nu iki tiesiog. Ir dabar nesisekė kaip šiuo metu, be jokios abejonės. Galiu pasakyti taip, visų pirma, kryptis, kad gerai nesisekė, vis tiek aš tą krypties nepraradau, vis tiek einu, noriu padaryti kažką ir vis tiek gal čia pasiseks. Tas pasiseks irgi toks, pasisekė, nepasisekė, vis tiek priklauso nuo tavęs. Tugi atsakingas už tai, galių gale. Būna dalykų, kur tiesiog nepriklauso nuo tavęs, žinoma būna. Bet ne šiandien svarbiausia. Ir aišku, sakykime, labai svarbu turėti tam tikrą kuklumą. Gilesnį tokį suvokimą apie save ir apie viską, kad sako, tu esi mirtingas. Tu visko nepadarysi. Gal nepadarysi viską iki galo idealiai. Bet gal vis dėlto kažkur giliau irgi toks, toks šūkiai, aš gavau į snukį, bet gerai, dar bandom. Bandom dar kartą. Geriau, kaip sakoma angliškai, fail better. Tai daryk tą klaidą, bet geriau šį kartą, protingiau. Aš žiūriu į žmogų, kuris kovoja, kur tiesiog nepasiduot, pergalvoti. Ir aišku, labai dar svarbu turėti draugų. Tada, kur vis tiek tave gerbė, myli, kur gali, sakykime, tave palaikyti, eiti tą barą gal, jeigu reikia jau. Ir tiesiog, nes vienas tu esi niekas. Tai yra vienas tu esi niekas. Jūs pasakėte, kad Lietuvos jaunimas labai greito nori rezultato, tiesiog greitai siekia. Dažnai. Bet ar tai nėra viso pasaulio jaunimo problema? Mes turime tiek galimybių, nes jūs paminėjote Lietuvos jaunimą, tai aš tiesiog norėjau sureaguoti. Ne, be abejo, mes dabar esame Lietuvoje ir mes kalbame apie Lietuvos kontekstą. Tas jaunimas yra toks pat plius minus visur. Aišku, gal su tam tikra, sakykime, pastaba, kad Lietuvos jaunimas, kaip ir Rumunijos jaunimas, kaip ir Lenkijos jaunimas, kaip ir Ukrainos jaunimas, gyvena tokiose šalyse, kur viskas yra ne taip jau visiškai paprasta, ne viskas duota. Čia yra šalis, kur formuojasi viskas dar. Po kol kas, tai, sakykime, ne iki galo padaryta. Ten daug tokių dar klaustukų, tiek viešoje erdvėje, tiek politikoje, tiek kitur. Ir aš manau, kad jaunas žmogus, kuris gyvena tokį šalį, kaip ir, pavyzdžiui, Lietuvoje, turi, kaip būtų keista, šiek tiek didesnę atsakomybę už savo tą erdvę, savo tą šalį, už savo tapatybę, negu šiaip kažkoks ten švedas, tarkim, dar kažkas. Bet vėlgi, tai yra, wow, aš atsakingas, aš galiu kažką padaryti. Aš tikrai, ką aš darau, daro skirtumą. Jeigu taip mąstau, aišku. Taip. Aš pavydžiu iš tos pusės. Jeigu man būtų dabar 20 metų gyvenčiau Lietuvoje, tai reiškia, žiūrint, kiek čia galima įvairom prasmėm daryti. Nelengvai, nieko nesakau. Ir aš jaučiu irgi tą, sakykime, pakankamai daug pažįstu jaunų žmonių, kur ateina savo darbuose, ten su vadovais, ten eina kokį darbo pokalbį, kažkas baisaus, tokių visokių keistų dalykų, kodėl negalime, normaliai, kodėl negeriausias gauna darbą, dėl to, kad kažkoks ten giminai, ir taip mes žinom tą visą, reiškia. Well, taip yra, tai keičiam kažką. Kita vertus, jaunas žmogus, wow, čia yra ką veikti. Tai kokį profsąjungą gal ten veikti. Viską, tas sakė, pasukė į tą pusę. Aš matau jauną žmogų Lietuvoje, jauną, kur tikrai kažką daro.
kur tikrai kur, yra tokių tikrai labai įdomių atvejų. Nesvarbu kur. Nu, tai, pagarba ne tas žodis, tiesiog, šakės, tiesiog kaip tu sugebi, nes tai sudėtinga. Nu, sugeba matyti. Ir matau ir į tą kitą pusę, kur žmonės, kur tiesiog pabėga, ne tik kad bėga, bet pabėga iš to. Arba į tą barą, arba į Norvegiją, arba dar kažkur, ten tą koksą vartoja kažkokia, dar kažkas, matau, blema, kodėl tu tą darai? Nereikia. Kaifuot galima kitaip. Užsiminėt prieš tai, kad keliaujate į Ukrainą dažnai. Jūs nebijot ten važiuodamas? Kartais labai bijau. 14-15 bijot, šiaip jums buvo asmeniškai tekę susidurti su mirtim? Buvo, Dieve mano, tai kai važiavome Debalcevo, pavyzdžiui, ir mūsų apšaudė iš 2 pusių su minosvaidžiais, važiuoja ten su sunkvežimiu, kur ten pasižiūrėjai pritaikytas vežti bananus. Tiesiog nes nebuvo kitų tiesiog mašinų. Važiavome į tą Debalcevą, apšaudė, mūsų pataikė, galim sakyti, į mašiną. Ir pradėjo šaudyti mūsų gradais, su raketom, ten, bum, 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 bum. Nu, tai, sakykime, taip, tu jauti, kad tu gyveni, kad tu nori gyventi. Tai gal iš ten ir tas įkvėpimas, kur prieš tai kolegė klausė, kad jūs, kai asmeniškai susiduri su mirtim, turbūt kitaip vertini visus dalykus. Kažkiek taip. Čia tikrai nesvarbiausia, bet aš, kad sakant, skatina, dar ragina. Laisvė ir mirtis yra labai intymiai susiję. Įvairom prasmėm. Kas yra laisvė? Lietuvoje eiti į tą parduotuvę, Nusipirkti alkoholio vėliau nei 8 valandas. Jo, čia laisvė. Taip. Ja. Taip, tai yra laisvė, žinoma, tai nesakau, kad yra laisvė. Bet užima kažkokį keistą prioritetą labai. Laisvė turi gerokai gilesnės gelmes tiesiog. Laisvė nuo to, sakykime, aišku, aš einu, vėlgi, įmant apie tą protestą, aš einu pro šalį kaip su uniforma, biškai toks niūrus, kaip sakant, bet tuo pačiu, blemba, hebra gali tą padaryti, jie turi teisę, viskas okei, gali taip jau daryti, iš tos pusės gražu. Aš tam dirbu, kad taip būtų galima daryti. Tai laisvė, ir čia laisvės yra tiek daug, kokie Lietuvoje. Mes, sakant, mes nesuvokiam, kiek čia yra laisvės. Grįžtu iš karo, iš Ukrainos, laisvės čia ant kiekvieno kampo. Ant kiekvieno pavadinimo, žodžiu, laisvė tiesiog. Kur grįžtu iš Švedijos, kur viskas labai gerai, bet ten yra nuobodu. Viskas labai tvarkingai, didelį Ikėją, galim sakyti taip. Laisvė, bet čia yra laisviau. Čia yra laisviau. Iš dalies dėl to, kad čia tas pavojus biškai yra. Ačiū, kad atvykote kartu susitikti su visuomenininku, kariu vykstančiu į Ukrainą padėti Ukrainos žmonėms, Jonu Omanu. Ačiū Jums už pokalbį.